Kas geriau, atstovauti ar reprezentuoti? Dar kartais kyla klausimų, o kokį linksnį reikėtų vartoti su vienu ar kitu veiksmažodžiu. Įvairiuose praktikos patarimuose mes rasime nurodymų, kad reikia sakyti atstovauti kam, tai yra vartoti naudininko linksnį. Turime sakyti, deputatai atstovavo rinkėjams, mokiniai atstovavo mokyklai, sportininkai atstovavo Lietuvai ir taip toliau. Žodžio atstovauti reikšmė tarsi ir pasako, kad čia reikia naudininko. Žodis atstovauti reiškia būti kažkieno atstovu, kitaip sakant, daryti kažkam gerą, kažkam talkinti, kažkam pagelbėti, kažkam padėti. Vadinasi, jeigu visą tai darome kažkam, tai ir atstovauti turime kažkam. Šiek tiek kitokia reikšmė yra žodžio reprezentuoti, kuris reikalauja galininko linksnio. Žodis reprezentuoti reiškia, kad turime atskleisti būdingasias, ypač gerasias, ko nors savybės. Kitaip sakant, tarsi pagirti, paaiškinti, papasakoti, kas ten yra gera, gražu ir taip toliau. Pavyzdžiui, sakinyje, konferencijoje mokslininkai atstovavo Lietuvai, arba kitame sakinyje mokslininkai reprezentavo Lietuvą, truputėlį skirtinga reikšmė pasidaro. Kai sakome, mokslininkai atstovavo Lietuvai, lyg ir teikiame, kad jie buvo Lietuvos atstovai, jie buvo pasiųsti Lietuvos, nurodyta jiems ten vykti, būti, atstovauti ir taip toliau. Kai sakome, kad reprezentavo Lietuvą, vadinasi, jie bandė parodyti, koks mokslas yra stiprus, pažangus ir svarbus Lietuvoje, kaip čia gera ir gražu.